Taip, ponė Čimbarai, jau dabar jau galit kalbėti, jau galit ir jūs dabar. Iš taikos koalicijos programos Lietuvoje gimusiam Lietuvos piliečių vaikui bus atidaroma kaupiamoji sąskaita, į kurią valstybė perves 15 000 eurų ir šie pinigai atiteks jaunam žmogui, kai jam sueis 21 metai. Pone Čimbarai, kiek pinigų reikės per metus įgyvendinti šitam projektui? Aš jums atsakysiu, kiek Lietuva praranda pinigų. Aš pat Ne, nepalaukit, aš atsakysiu, ne. Jūsų programą. Žiūrėkite, dabar valstybė investuoja į mūsų vaiką, taip? Investuoja mokyklas, švietimas, medicina, aukštasis. Baigia mokslus, kur jisai? Išvažiuoja. Jūs paskaičiuokite, kiek, nes jisai išeina į gatvę praktiškai be nieką. O jūs ne man sakykit, o savo rinkėjams, iš kur paimsite pinigus? Klausyk, tai pinigai jau išvažiavo. O čia pinigai neišvažiuos, bus suinteresuotas vaikas likti. Tai valstybė iš anksto investuoja, iš anksto. Ir po to per darbo, gražą, per mokesčius pinigai grįžt, nes nebus 100 000 Anglijai kitose šalyse. Jisai bus čia suinteresuotas. Pone Čimbarai, labai džiaugsis visi, bet jūs pasakykit, kiek vaikų gimsta per metus Lietuvoje? Aš jums pasakysiu, vienas pavyzdys, kai buvo vaiko pinigai skiriami mamom nuo atlyginimo. Tai dabar darželį ta banga nėra vietų. Kokia buvo sistema? Aš aiškinu, kaip turi būti. O jūs galite į klausimą atsakyti? Aš atsakysiu po to, bet toj vietoj, kai yra jūs programoje sakote, mes rinkėjai klausime, iš kur paimsite pinigų tokiam gražiam pažadui. Aš jums pasakysiu, kodėl valstybė gali rasti 2-3 milijardus krašto apsaugai, gali rasti, ne? Kodėl negali rasti valstybė pinigų šitam projektui? Gali rasti. Tai jūs kaip politikas kur rasite? Visų pirma, valstybei pinigų yra. Jūs paklauskite šitų žmonių. Švietime pinigų yra, bet pinigai iki mokytojų nedakeliauja. Pinigai nutirpsta per offshore'inės įmonės, kompanijas. Taip yra, pinigai yra nusavinti. Iš tikrųjų, taikos koalicija pasakė, padarysim auditą, visą auditą valstybės visų institucijų. Ir tikrai rasim pinigų šitam projektui įgyvendinti. Bet grįžtant prie vaikų, aš tik tai priminsiu ponui Čimbarui, kad per metus Lietuvoje gimsta apie 20 000 vaikų ir per metus, jeigu jiems skirt po 15 000 eurų, tai kasmet reikės 300 milijonų, kai Švenčionių savivaldybės biudžetas, nesumeluosiu, 54 milijonai. Bet jūs pažiūrėkite, koks Lietuvos biudžetas. Koks Lietuvos biudžetas už tai didelis? Mesgi ne savivaldybės mokėsim. Bet aš suprantu, jūs nepaskaičiavot, iš kur paimsit, jūs pateikėt gražų skaičių. Paskaičiuota. Padarysim.